Vieną 2012 m. lapkričio rytą 24 metų žvejys Jose Salvadoras Alvarenga iš Meksikos pakrantės miesto išplaukė į jūrą su savo partneriu Ezekieliu Cordoba. Tai buvo paprasta kelionė. Maja valtelė, šiek tiek maisto ir žvejybos įrangos. Jie negalėjo įsivaizduoti, kad ši kelionė taps baisiausia jų gyvenimo patirtimi. Jie žvejojo iki vidurdienio, viskas klostėsi gerai, tačiau artėjant vakarui oras ėmė keistis, dangų dengė tamsus debesys, pradėjo pūsti stiprūs vėjai, jūra pradėjo kilti aukštai, juos supo audra. Valtis ėmė siūbuoti ir suktis, į valtį ėmė plūsti vanduo, staiga užliejo didžiulė banga ir sugedo valtis variklis. Jie nebeturėjo galios. Valtis audroje ėmė dreifuoti. Jie nuplaukė nuo kranto. Naktis paskendo tamsoje. Abu buvo išsigandę. Po audros praėjo kelios savaitės. Valtis dreifavo be krypties, baigėsi maistas, išseko vanduo. Ezekielis pradėjo sirgti, jis negalėjo valgyti žalios žuvies, jo kūnas silpnėjo. Po kelių savaičių jis mirė. Jose palaidojo savo draugą jūroje, dabar jis buvo visiškai vienas. Vyras mažoje valtelėje begalinėje mėlynoje jūroje. Vienatvė ėmė įvaryti iš proto, jis skaičiavo dienas, bet netrukus pamiršo skaičiuoti. Liko tik skirtumas tarp ryto ir nakties. Jis kalbėjosi su savimi, jis meldėsi Dievui, jis prisiminė savo motiną, prisiminė savo brolius ir seseris, prisiminė savo gyvenimo įvykius, kartais jis dainuodavo, kartais verkdavo, naktį jis skaičiavo žvaigždes, jis stebėdavo, kaip teka ir leidžiasi saulė. Tai tapo jo kasdienybė. Bet jis neprarado vilties, jis žinojo, kad turi gyventi. Kad išgyventų, Jose išbandė viską, ką tik galėjo. Jis rado būdą gerti lietaus vandenį. Kai lydavo, jis rinkdavo vandenį audeklėje arba valties dalyje. Šio vandens užtikdavo kelioms dienoms. Jis išmoko gaudyti žuvis maistu. Rankomis, kartais su audinio gabalu. Valgyti žalią žuvį buvo labai sunku, bet jis turėjo. Kartais paukštis atsisėsdavo valtyje. Jis jį pagaudavo ir lesdavo. Vėžliai taip pat priartėdavo prie valties. Jis išmoko gaudyti vėžlius. Jis gerdavo jų kraują, lesdavo jų mėsą. Visa tai buvo labai sunku, bet būtina norint išgyventi. Saulės karštis nudegindavo jo odą. Nakties šaltis versdavo jį drebėti. Jo kūnas labai nusilpo. Jo plaukai ataugo, barzda pailgėjo. Jis neto pusę savo svorio, bet jis kovojo. Jis kovojo kiekvieną dieną, kad išgyventų. Po 438 siaubingos vienatvės dienų 2014 m. sausio įvyko stebuklas. Jose valtis pasiekė mažos Maršalo salos kranto. Vietiniai gyventojai krante pamatė keistą vyrą. Ilgi plaukai, ilga barzda, itin silpnas kūnas. Žmonės negalėjo patikėti, kaip šis vyras gyvas. Jie nedelsiant nuvežė jį į ligoninę. Gydytojai sakė, kad tai stebuklas. Jose istorija išgarsėjo visame pasaulyje. Meksikos vyriausybė jį pašaukė atgal namo. Kai jis grįžo namo, tėvai verkė jį pamatę. Visi manė, kad jis miręs, bet jis grįžo. Jose sakė, kad viltis ir tikėjimas Dievu jį pralaikė gyvą. Jis niekada nepasidavė. Ši istorija yra neįtikėtinas žmogaus drąsos ir išgyvenimo pavyzdys. Net ir šiandien ši istorija stebina žmones ir moko, kad net ir sunkiausiose situacijose nereikėtų prarasti vilties.